kartą. Dar kartą. Tai tuoj pasiaiškinsim šitą, pasiteisinsim dėl šito vėlavimo. Nu, smagu, žinai, iš visų savo liapsusų reikia biškutį pasijuokti ir kaip sakyti. Tai sveiki gyvi, dabar labai tikimės, kad jūs mus matot ir girdim. Prieš tai, 5 pilnas minutės mes pasirodo kalbėjomės dviese, laukiam čia iš jūsų reakcijų, kada jūs čia mums pamojuosit, pasakysit sveiki gyvi. Nesulaukėm ir supratom, kad kažkas ne taip. Tai dabar sakom, sakau aš tau, labas Mira. Labas, dar kartą. Labas, Brigita. Ir jeigu tie antrieji laukia mūsų 5 minutės, tai dabar prašysim pamojuoti, parašyti, kad jūs mus girdit ir matot. O mes susitinkam jau įprastai live transliacijoje kartą per mėnesį ir kalbamės apie coachingą organizacijoje. Tai yra tema, kaip aš sakau, kurią mes nagrinėjame iš visų pusių, ir iš organizacijos perspektyvų, ir iš perspektyvos, ir iš vadovo perspektyvos. Ir šiandieninė mūsų tema yra apie tai, kada coachingo klausimai padeda, o kada virsta tardymu. Ir tema, kadangi mes labai džiaugiamės ir vertinam jūsų dalyvavimą, interaktyvų dalyvavimą, užduodant klausimus, sureaguojant, paprieštaraujant, tai šita tema irgi yra atėjusi iš jūsų klausimų, kurie nutiko labai paskutiniam mūsų praėjusios transliacijos minutėm. Apie tai ar reikia pasisakyti, kad mes čia užduodam tos stebuklingus coachingo klausimus, kaip reikia padaryti, kad žmogų įtrauktumėm į pokalbį, o jis nebūtų tardymu, ir ką vadovai gali po truputėlį kažką mažo, kaip prašė kolegė, pabandyti coachingo kontekste. Tai pabandysim į tuos klausimus atsakyti, turėdami dar ir keletą savo papildomų klausimų, pakalbėsim, kur vadovai dažniausiai suklysta, vis tik kaip naudoti tuos klausimus praktikoje ir nuo ko pradėti, kokie yra pirmieji žingsniai. Aš patikrinau per tą laiką, Brigita, tiesiog noriu tave informuoti, patikrinau per tą laiką, mes tikrai dabar esame live. Viskas, ramu. Nu, fainiai, smagu. Tai dar turbūt tik tais norisi, ne? Ir tau turbūt norisi dar pakalbėti apie dar vieną dalyką prieš pradedant lysti. Tai, aišku, dieną prieš vakar mes jau kaip ir pasiskelbėm, atrodo, toje erdvėje, bet norisi dar kartelį kalbėti, todėl kad vakar mes gavom patvirtinimą iš Tarptautinės coachingo federacijos apie tai, kad mūsų trijulės, arba kitaip tariant, Global Praxis Lab kompanijos programa skirta vadovam buvo sertifikuota Tarptautiniai coachingo federacijai. Programa lyderiui, apie tai, programa skirta lyderiam, kurių mes nepadarysim coachingo specialistais, bet padarysim lyderiais, kurie naudoja coachingo kompetencijas. Kad pasiektų geresnių ir tvaresnių rezultatų su komanda, kad patys mažiau užsiknistų, kad patys labiau savim pasitikėtų ir visa kita. Ir programa patvirtinta, bet iki tikrų realių mokymų dar yra ką nuveikti, nepriklausomai nuo to, kad ir programą sudėlioti buvo ką nuveikti, bet jau norim labai pasigirti, pasidžiaugti ir pakviesti pirmuosius besidominčius registruotis. Mes planuojam pirmuosius coachingos organizacijų mokymus, su tais mokymais startuoti rugsėjo mėnesį. Rinksim atvirą grupę. Tai vadinasi, nebūtina sudalyvauti visai organizacijai. O jeigu norit kaip visa organizacija, tai irgi parašykit, tikrai sutarsim kitą laiką, kitą datą, kuri jums tiks, bet rugsėjai bus atvira grupė ir tikrai visus besidominčius, besmalsaujančius kviečiam registruotis, iki to dar pasikalbėsim, susiderinsim lūkesčius ir visą kitą. Taip, duok tu man mikrofoną. Taip, prašau, tai viską tu turi. Tada nebeleidžiu įsiterpti. Jo, dabar žinai, dar vienas tik tai dalykas, dar vienas prašymas yra, jeigu jūs mus girdite ir matote, duokit kažkokį tai ženklą, jeigu išlaukite iki tos live transliacijos ir šį kartą tai buvo 5 minutės. Ne? Pirmą kartą man taip gavosi fainai, bet gera pamoka. Gera pamoka, taip.
Čia, žinai, o ką darysi kitą kartą? Kas įvyko, kaip jautiesi ir ką darysi kitą kartą kitaip, kad būtų geresnis rezultatas. Taip. Liuks, tai pradedam. Imam savo klausimus ir pradedam. Ir pirmasis mūsų klausimas prasideda nuo to, žinai, tai kur dažniausiai vadovai suklysta. Ir kalbam turbūt apie tas situacijas, apie pokalbius, kada vadovai nueina į mokymus arba vat išgirsta Miroslavą ir Brigitą kalbančius, kad reikia užduoti daugiau klausimų. Kokios, nežinau, iš tavo patirties yra tos tipinės galbūt klaidos, na tai žinai, gal net ne klaidos, gal situacijos, kur truputį paslystam, netaip suprantam. Pasidalink, kokios yra tavo įžvalgos. Jo, tai geras, tokia, žinai, geras galbūt parodymas ir apie tai, ir mes su tavim dirbdami kartu apie tai nekartą kalbėjome bendrai tuose mokymuose vadovams, kuriuos darėm, ar ne, kad pirmoji tokia, mano nuomonė, tokia klasikinė ir dažniausia klaida atsiranda ne pačiam klausime, o jo paskirtyje. Tai vat, kai vadovas klausia, bet iš tikrųjų viduje jau turi atsakymą. Ir tada, kada vadovas klausia ir viduje jau turi atsakymą, tai joks tas klausimas. Tai tiesiog tai tampa vedimu, o ne kažkokiu patyrinėjimu, nes esmė yra patyrinėjimas. Ir tada tas žmogus labai greitai tą pajaučia ir pokalbį autentiškumo nebelieka. Ir tai tampa tiesiog tokiu klasikiniu žaidimu, tai yra atspėk, ką aš turiu omenyje, arba atspėk, kokį aš atsakymą iš tavęs tikiuosi. Tai vat, pirmas dalykas, kai aš einu kaip vadovas, kokia yra to klausimo paskirtis? Ar tai, kad patvirtintų tai, ką aš jau žinau, ar tai patvirtintų, ką aš jau noriu pasakyti tam kitam žmogui, kaip jisai turi elgtis, ką jisai turi daryti ir taip toliau panašiai, ar aš tikrųjų aš ateinu su to patyrinėjimu. Antroji tokia klaida, ypatingai, kad vat, ten, kai padirbi su vadovais, toje pačioje programoje, kurią mes dabar ICF, Tarptautinė Coachingo federacija, sertifikavom ją, bet be sertifikacijos mes šitą programą ne vienoje organizacijoje Lietuvoje jau esame įgyvendinę. Ar ne? Tai vat, ir tos programos rėmose atsiranda toks ir save prisimenant kelionę kaip coachingo specialisto, kai tu išgirsti ir supranti, suvoki tas galimybės, atsiranda noras užduoti daug klausimų. Ir tada atrodo, kad kuo daugiau klausimų užvarysi, tuo daugiau mąstymo, bet realiai tik kažkurio momento ateina tas supratimas, kad iš principo praktikoje viskas yra priešingai. Žmogus nespėjo apdoroti, perina nuo vienos temos prie kitos, šokinėjam, nelieko laiko netgi sustoti. Ar ne? Tai klausimai vietoj to, kad galėtų aiškumą kurti, jie pradeda kurti triukšmą. Ne, tai pirmas dalykas, kokia yra paskirtis, antras dalykas, klausimų perteklius, arba bandymas iš karto sudvejintus, sutrejintus, iš kartos klausimus uždavinėti ir taip toliau. Trečias dalykas, tai yra, apie ką irgi nemažai mes tam kalbam, ar ne, tai yra apie tai, kad situacijos net pažinimas. Tai reiškia, ne kiekvienas pokalbis yra tinkamas coachingui, arba coachingų grįstam pokalbiui, ar ne, tai jeigu reikia greito sprendimo, kai atsakomybės ribos nėra aiškios, kai trūksta kompetencijos, pokalbiai ir klausimai gali tiesiog padidinti frustraciją. Žmogus dar labiau, ir taip jisai nežino, ir taip jisai nemoka, ir taip jisai bandė sužinoti, bandė pasiekti daugiau aiškumo, ir tas vadovas vietoj to, kad padėtų jam įgauti daugiau aiškumo, jisai tiesiog dar užvertė klausimais, kur tam žmogui iš viso dar didesnis neaiškumas. Ar ne? O čia, žinai, galiu visko iššokti, žinai, nes man čia primena galbūt tokią vieną kelias situacijas, tokias, kur, žinai, kad kartais vadovas tos klausimus, žinai, sumetinėja, nes pats nežino, ką daryti. Ta prasme, kad, žinai, tas geras. Klausimų bando permesti atsakomybę komandos nariui ir maždaug aš čia parodysiu tarsi kažkokią galią, užduodamas labai daug klausimų, nors pats nežinau, ką daryti, ar ne, esu visiškai pasimetęs situacijoje, nenoriu galbūt prisiimti atsakomybės už tą situaciją, tai biškutį ją taip tarsi klausimais permetu ant žmogaus, man atrodo, toks irgi galimas. Aš net žinau tokią situaciją.
Jo, tai čia žinai, tai vėlgi ir tada grįžtam prie pirmo aspekto mano paminėtų, kokia yra klausimo paskirtis. Ar aš iš tikrųjų patyrinėjau, ar čia yra mano būdas atsifutbolinti nuo to, kadangi aš pats nežinau ir pats jaučiuosi tame neapibrėžtume, jaučiuosi nesaugiai, tai yra mano toks būdas laimėti laiko, atidėti situaciją, perkelti kaltę arba perkelti atsakomybę kažkam tai kitam, ar ne, ir tai būdas pabėgti nuo kažko. Jeigu tai yra apie tai nereikia. Ar ne? Mes su tavim visą laiką kalbam, tai apie tai, kad vadovas neprivalo visko žinoti. Arba neprivalo netgi tam tikro dalyko žinoti dabar. Tai galima tiesiog pasakyti, dabar aš tau neatsakysiu, nes dvejoju, nes nežinau, bet trečiadienį 15:00 susitinkam ir aš tau duosiu atsakymą. Jeigu tai yra klausimas apie atsakymą, jeigu tai nėra apie coachingo kompetenciją grįstą pokalbį. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, ir čia kadangi nemažai mes kalbam apie tai, kad žmogus žodžiais žymiai greičiau išmoksta kabinti makaronus negu kūno kalba. Ne? Ir tame tarpe ir balso tonas įeina. Tai dar yra labai svarbu, kaip tu atrodai, ir neaiškia, ką sako tavo kūno kalba, ar jinai papildo, kad tai, ko tu klausi, ar jinai prieštarauja tam. Oi, Brigita, žiauriai įdomu šiandien su tavim kalbėti iš tavo pokalbė, geras. Ką čia mes su tavim darysim? Aha, tai tu šnekėk, aš tave girdžiu. Ar ne? Tai, suprantam apie ką kalbam, ar ne? Tai yra klausimo tonas. Net geras klausimas užduotas su tokio spaudimo arba vertinimo tonu, arba disonuojančio kūno kalba, gali būti priimtas visiškai kitaip. Kaip kritika, kaip įsitraukimą, kad žmogui yra visiškai nebesvarbu ir taip toliau. Ir tada žmogus tada neieško atsakymo, ypatingai jeigu tu vertinimo spaudimo klausimą užduodi, o jisai pradeda gintis realiai. Visiškai kitokia chemija vyksta organizme. Ne? Tai ir tada ir visiškai kitokios kokybės pokalbis yra. Tai vat aš sakyčiau, šitas keturios klaidas identifikuočiau: paskirtis, klausimų kiekis, situacijos neatpažinimas ir pačių klausimų tonas. Jo, ir aš dar, žinai, galvoju, dar toks prie tos situacijos atpažinimo, žinai, kad esam tikrai girdėję. Ir aš dabar galvoju, aš pamenu, net mes vienoje organizacijoje buvom tokiam susitikime, jie labai stipriai yra įsidiegę coachingo, netgi galima sakyti, coachingo kultūrą visoje organizacijai. Ir aš pamenu, kada jie dalinosi, kaip pradžioje, kada juos visa organizacija skyrė laiko, dėmesio, resurso juos apmokyti. Taip. Ir kada, žinai, vadovai ir dalinosi tą kelionę visą, kaip tas viskas vyko. Tai, žinai, buvo toks keli momentai, žinai, tai vienas, kad tai dabar jau klausimus tikrai užduoda visur ir visada, ar ne, prie tos paskirties, kad jau čia dabar viskas yra klausimų, reikia, nereikia, yra kontekstas, nėra konteksto, dabar iš niekur yra klausimas, arba klausimas yra niekaip nesusijęs, ar ne, su pokalbiu. Ir čia mes turbūt nueisim dar į apskritai klausimosi dalį, nes, vėlgi, man čia taip, žinai, norisi netgi prie tų visų klaidų pridėti, kad kas yra coachingo pokalbis? Tai nėra, tai nėra tiesiog pokalbis, tai yra dialogas. Dialogė mes turim, žinai, dvipusį, žinai, šitą judėjimą. Vadinasi, aš turiu gebėti ne tik užduoti klausimą, ne tik suprasti, kaip tas klausimas mus veda, ar ne, turėti tą paskirtį, kur jis mus veda. Ar aš čia klausinėjau todėl, kad, tai liepia per mokymus uždavinėti daug klausimų. Tai aš tą ir darau. Ir dar įsivaizduoju, kad dabar čia coachinu kolegą. Apie pakaučinimą mes irgi kalbėjome, ne? Tai tas toks, man apie tai, kad paskirti kontekstą, bet patys tie klausimai gali būti iškriti iš konteksto ir tas kiekis. Kas dar turbūt, ką aš mėgstu labai per mokymus, kad ar tikrai, ypač kada mes kalbam apie tardymą, mes net pažįstam tos situacijos, kada mes nematom kito žmogaus, kada jis perėjo į gynybą. Ir paprastai, ne tik kūno kalba, bet ir tai, ką mes pasakom žodžiais, kaip suformuluojam patį klausimą, taip pat yra labai svarbu. Ir žinai, jeigu mūsų pokalbis vyksta uždarų klausimų principu, taip, ne. Tai turbūt jau po trečio klausimo mes turim tokį, žinai, mini tardymą. Arba mano mėgstamas žodis ping-pongas, ar ne? Aš tau klausimą, tu mano atsakymą, aš tau klausimą, tu mano atsakymą. Ir kažkaip niekur nejudam.
O jeigu tie klausimai dar, vat, kaip tu sakei, žinai, su jau įdėta mintimi, kurią žinau, o tu kartais nemanai, kad tau reikėtų padaryti taip ir taip. Kada padarysi? 3 ar 5? Taip, Galimybės nepadaryti jau nebėra. taip. Ir kas tada? Tada įsijungia gynyba. Ir mes jo nematom. Mes nematom, kad žmogus jau mum ta prasme, mes prarandam viso pokalbio tikslą, vertę. Mes tada pradedam įrodinėti, kuris teisus, kurio čia dabar galia didesnė, kuris čia dabar kurį veiks, aš tave savo klausimais, o ar tu mane savo ekskiuzais. Taip. O, žinai, jeigu grįžti prie pokalbio tikslo, tikslas yra įsivertinti, ar ne, kur mes esam, kur norim būti ir kaip įveikti kliūtis, kurios, vat, yra pakeliui. Mes pametam, bendrystę, kad mes einam vardan kažkokio bendro tikslo. Žaidžiam pingpongą, įrodinėjam galias, kieno ego didesnis arba kieno karūna gražesnė, bet pametam prasmę. Tai ir čia tų metaforų turbūt labai daug galim turėti, ar ne, kad mes staiga iš vienos valties pasidarom 2 valtyse, kurios plaukia į skirtingas puses, arba galų gale gal ir sėdim toj pačioj valty, bet tikrai irkluojam į skirtingas puses. Vadinasi, apie, žinai, įsitraukimą, apie bendrą rezultato pasiekimą, apie norą kartu, žinai, versti kalnus, lipti kalnus ir išbraidyti visas pelkes, nebeina kalba, man atrodo. Ir va tada toks tas pokalbis ir jis nemalonus, mes tada nebelaukiam tų one-on-one, mes nebelaukiam pokalbių, nežinom, kad ten bus sunku, bus nesmagu, ir ne, reikės kažkaip atsimušinėti, kažkaip reikės įrodinėti, kad ne, mielas vadovė, čia aš teisus, ar ne, ir panašiai. Tai man atrodo, kad, va tie dalykai irgi svarbus. Nežinau, ar galiu įvardinti dabar kaip vieną, žinai, kažkokią tipinę klaidą, bet yra čia, žinai, keletas tokių dalykų, kurie ir susideda prie to, kad mūsų tas pokalbis pavirsta vis tik tokiu tardymu, ieškojimu. Nežinau, kokiu dar tau galėčiau, žinai. Štai, tai vat klausimas, koks yra atsakymas dabar, žinai, vat, praeitam, dėl ko šitas mūsų pokalbis ir atsirado būtent apie šitą temą, tai buvo, ar reikia perspėti, ar nereikia perspėti, ne? Tai koks atsakymas tas paprasčiausias iš mūsų pusės būtų, žinai, man tai smalsu, ką tu pasakytum. Man taip, žinai, norisi gal net paimti dar šalia kitą pavyzdį. Labai man siejasi su net ir grįžtamojo ryšio teikimu. Jeigu aš ateinu ir sakau, kad aš žiūrėk dabar čia tau duosiu grįžtamojo ryšio, mes paprastai, vien jau tai pasakydami žmogui, kaip čia, suaktyvuojam tam tikrą gynybą, žinai. Nors dar nieko nepasakėm, o jau, žinai. Ateik už savaitės trečiadienį, aš tau duosiu grįžtamojo ryšio kalendorių, dar įdedi, nieko įdedi tokį mitas, grįžtamojo ryšio davimas, ne? Tai žmogus per tą savaitę laiko gali visokiausių dalykų prigalvoti, ne? Tai čia irgi lygiai taip pat, apie ką aš perspėju. Žinai, kaip aš sakau, tai, ką mes kalbam, ar ne, kiekvienas klausimas arba pokalbis turi turėti tikslą. Tai jeigu aš žmogų perspėju, kaip tai turėtų skambėti ir koks yra tikslas tada perspėti, arba nuo ko mes saugomės, arba nuo ko apsisaugom, toks, žinai, mielas, kaip čia, komandos nariai, aš dabar naudosiu coachingo tipo klausimus, arba aš naudosiu coachingo įgūdžius šitam pokalbėje. Geras tavo, žinai, toks paskatinimas pagalvoti, tokias padvėjojimui. Jo, ir be to, kad apie tai, ką mes kalbam, sudalyvauji mokymuose, ar yra geri vieni tokie mokymai, kuriuose gali sudalyvauti jau nuo rudens ir pradeda taikyti. Pirmiausia, aišku, mesgi su jam žinom, ar ne, kad realiai tas visas taikymas prasideda nuo savęs, ar ne, pradedi su savim taikyti, geriausias klausimas yra tas, į kurį tu pats esi jau, apmąstęs, atsakęs, tiesiogiai pasakyti. Ir tai natūraliai po to savo identitetę, jeigu kuo daugiau tu jį naudoji, labai žiauriai išskirti, o čia aš esu ten šiandien ugdomojo vadovavimo vaibė, o čia aš esu šiandien, aš esu direktyvus, ar šitam susitikimą, tai tampa tam tikra tavo, kaip tavo identiteto dalimi, ar ne, ir viskas,
kuo toliau, tuo labiau viskas transformuojasi. Transformuojasi toks ir požiūris, ir jeigu savistabos daugiau, ir savo elgseną, ir taip toliau, ir ten atskirti, aš pritarčiau, žinai, tam, kad tu sakai, atskirti tą, kad kada aš čia naudoju, kada aš nenaudoju, yra beprasmiška realiai. Nes mes kalbam su tavim jau kelinti metai, šnekam apie tai, kad coachingas nėra kažkoks metodas arba įrankis. Kalbant apie organizacinį kontekstą ir apie vadovus. Coachingas yra kompetencija. Tai reiškia viena iš kompetencijų šalia visų kitų kompetencijų. Aišku, kad čia mes ir atliepiam ir tai, kas vyksta pasauliniu mastu, galvojant apie nėra tai tik tai klausimų uždavimo technika. Tai yra bendra kompetencija, kuri yra būtina vadovui, kuris ruošiasi būti vadovu ir nori būti vadovu ne tik šiandien, bet ir rytoj. Tai ir tada tos kompetencijos labai sunku atskirti, kur tai taikai, kur jos netaikai, nes tai yra tavo tiesiog identiteto dalis. Gali kokią dar tokį klasikinį vat, iš savo patirties, žinau, kad kolekcionuoja, ar ne kokį nors tokį gerą pavyzdį apie ten, kur vadovas užkoučino ką nors negyvai, ne, kur tas buvo ne laikų, ne vietoje ir taip toliau. Jeigu turi noro. Žinau, kad turi, bet jeigu turi noro. Taip, žinai, dabar galvoju, taip, kad iš karto, žinai, kartais būna kalbi ir iš karto kažkoks pavyzdys iškyla ir susisieja. Gal ir turiu, žinai, tokį labiau gal iš savo patirties, kada, bet ir mano pirmas tas pasidalinimas buvo labiau susijęs su tuo, žinai, kad kai vadovas pats neturi aiškios krypties, jisai neturi aiškaus tikslo, jis uždavinėja tokius beprasmius klausimus. Klausimas po klausimo ir tu supranti, kad tai niekur neveda. Ar ne? Man tada, atsimenu, labai siejasi su tuo, kad bandymas tarsi permesti atsakomybę, kad, tai jūs čia sugalvokit, ką reikia daryti, o aš čia pavaizduosiu tą tokį labai coach approach stiliaus vadovą, tokį labai demokratišką ir panašiai. Tai vienas turbūt toks momentas, kitas yra priešingas pavyzdys, kada mes turim galbūt mažiau patyrusius žmonės, kada mes priimam naujus narius į komandą, žinom, kad jiem trūksta kompetencijos, žinom, kad trūksta patirties, įgūdžių. Ir tose vietose, kur trūksta įgūdžių, kur reikia mokymo, ar ne, kur reikia pasakyti, parodyti, kaip čia mes šitoje organizacijoje darom šitą užduotį, mes naudojam coachingo techniką, techniką labiau turiu omeny, kad klausimų tą tokį bendravimo būdą, vietoj to, kad mes mokytume žmogų, rodytumėm instrukcijas, leistumėm jam suprasti, kaip iš tikrųjų padaryti, mes tada naudojam, o kaip tu galvoji? Ir tada žmogus irgi papuola į tokią, galima sakyti, paradoksišką situaciją, kada tarsi nežinau, bet ir sugalvoti negaliu, nes tiesiog tam reikia žinių. Tai čia turbūt toks iš dviejų pusių gaunasi. Nežinau, gal tu turi kažkokį pavyzdį, kur jeigu paklausai, tai gal ir turi. Žinai, čia tas pavyzdys, kurį tu dabar paminėjai, yra apie tai, kad vietoj to, kad perteikti instrukcijas arba perteikti aiškiai nubrėžtas turimas organizacijų ribas, bandome žaisti slėpinių. Tai reiškia, tu paspėliok, kokios čia yra mūsų standartai, mūsų ribos, mūsų procesas ir taip toliau ir panašiai. Tai aišku, kad tai yra nesąmonė. Daug pavyzdžių, kurios aš turiu, jos galima tokiu bendru stogeliu uždėti fake ownership. Apie tą, ką aš ir sakiau, apie tą ketinimą. Tai reiškia, kai tu kažkur tai išgirsti, šiaip esi gerokai direktyvus, tau anksčiau tai veikia ir veikia šiuo metu, verslas einas, viskas yra, kai tą dzin darbuotojų, netiek svarbu, ar ne, tai, nes galima ir naujų susirasti, viskas čia gerai, ar ne, ir kaip viskas, iš principo, tau atrodo, kad tu esi sėkmingas, ar ne, ir tada atsiranda kažkokių jaunesnės kartos atstovų, žiūri, kad su jais nelabai susikalbė. Tai ten ir tada nueini kažkokius mokymus ir tau pasako, kad čia yra panacėja, blue pill, sprendimas, yra ugdomasis vadovavimas, tu tiesiog užduodi klausimus, visi jaučiasi labai faini ir jie visi galvoja, kad jaučiasi įsitraukę, galvoja, kad vadovas yra nuostabus ir tikrai jos girdi ir galvoja, wow, geras, čia tiek tai reikia. Geras, kaip gerai, kaip fainai. Ir atvarai ir pradedi taikyti.
mindsetas yra kontrolės, ar ne? Kaip sakant, gyvai bandai parodyti, kad perdodi jiem ownership, ar ne? Perdodi tą atsakomybę, savininkiškumą žmogui. Ir tai aš sakau, tai virš stalo duodi, po stalų laikai. Ateini one-on-one pokalbį ir sakai, žiūrėk, one-on-one pokalbį, tu pasiruošk savo tikslus metinius, tu man pasakysi juos ir mes dėl jų susitarsim. Ne, va, ten, dėl tų tikslų. Pats besiruošdamas pokalbį irgi ten pagalvoja apie tą, ar net negalvoja, ne? Pokalbį metu tavo komandos narys išsakė tikslus ir tu galvoji, oi koks pyp, ne, man šitas netinka. Ir tada tas susitarimas vyksta direktyviais klausimais, kai tu nori privesti žmogų. Ne, bet tu žiūrėk, bet tu dar labiau pagalvok. O tu labiau pagalvok, kokia čia vat, ko organizacijai reikia. O tu labiau pagalvok apie Petrą savo komandoje. O tu labiau pagalvok apie kitą. Ir žinai, ir tada tu virsta tokių direktyvių spaudimų. Vėl viskas vyksta klausimų pagrindu. Ar ne? Taip mokė per mokymus. Taip mokė per mokymus. Bet realiai tas žmogus, kuris sėdi priešais, jisai puikiai supranta, kad jisai dalyvauja teatro tam tokiam geram pastatymė, aš cirku dažniausiai vadinu tai, ar ne? Ir jam reikia, kaip tam šuniukui, tiesiog peršokti per kažkokį tai barjerą, bet jisai nežino per kokį. Jis sėdi tą komandos vadovą ir galvoja, taip, kaip man čia reikia, ar man reikėjo su salto čia šokti, ar kažkokį kūlį padaryti, ar ten kūlversti tiksliau, ar ne, ar ten reikia dar kažką. Na, ir tai yra visiškas feikas. Ir iš to pokalbio nieko gero neišeina. Vienas žmogus yra dar labiau frustruotas, kitas žmogus irgi frustruotas. Blemba, kažkaip čia jisai nepatenkintas, išėjo iš to pokalbio. Ne? Tai čia yra viena tokia chrestomatinė situacija, kur teko pažinti, išgirsti įvairių pokalbių metu. Ir žinai, tada dar tas vadovas, žinai, po tokios situacijos, nesąmonė, čia tas coachingas, čia nesąmonių prikalbėjo per tas mokymus, šitą klausimų sąrašą nedavė, gerų klausimų, tai gal aš nežinau tada tų gerų klausimų. Tai žinai, man taip natūraliai gal ir judam tada truputėlį. Aš dar vieną pavyzdį. Gerai, dar vieną pavyzdį. Dar vienas toksai būna, ten ateini kažkur tai organizacija su mokymusi, dar kažką ten bendrauja su kokiu irgi alfa vadovė ar vadovu. Tai tokio, žinai, sako, žinai, fainai čia, žinai, šiaip, tu coachingo specialistas, aš tai saviškius irgi pakoučinu. Pavyzdžiui, mes praeitą savaitę ten susitikom kalbėti apie ketvirčio tikslus, aš jiem kiekvienam pasakiau, ką jie turi padaryti kaip komanda, taip nerealiai, viskas greitai, operatyviai gavosi, žiauriai gerai aš juos pakoučinau. Aš sakiau, okei, šiaip labiau panašu, kad užkoučinai negyvai, negu pakoučinai, bet, iš principo ten tas pakoučinimas, įvardinimas yra toks pakankamai tikslus, bet deja, jisai nieko neturi bendro su coachingo kompetencija, ugdomųjų vadovavimu, ar ne, arba bendrai coachingu, ar ne, kaip pasaulėvoka, pasaulėjauta į mūsų atveju kalbant į organizacinį kontekstą. Tai tas antras pavyzdys. Ir tiem, kam smalsu, iš tų, kurie žiūrit, mes kalbėjome, mes turėjom visą temą apie ką reiškia pakoučinti komandą ir komandos narius, tai tikrai galima rasti mūsų ankstesniuose susitikimuose. Aš noriu judėti priekį, nes laikas bėga, kaip visada. Mums tai faina, mes čia galim kalbėti nesustodami šitoje temoje, o laiką esame apsibrėžę. Ja. Tai aš norėjau, žinai, judėti prie to, žinai, nes kartais tikrai girdisi ir per tos mokymus, o tai galit man duoti tų labai gerų klausimų sąrašą. Tų stebuklingų klausimų, kurie įtraukia žmonės, priverčia žodis prisimti juos atsakomybę. Reiškia, tai, ką jūs žadate, ką coachingas man duos, tai duokit man ir tuos klausimus. Tai judami tai kaip naudoti klausimus, kad, žinai, kad tas pokalbis iš tikrųjų būtų vertingas, kad iš tikrųjų žmonės išeitų po tokių susitikimų, po tokių dialogų prisiėmę atsakomybę, o ne pakoučinti kabutėse. Ne?
Jo, tai, žinai, pirmas dalykas, dar, žinai, pasinaudojant progą, kad va to tai ir tavo įkvėpimų, priminti dar kolegom, kurie mus žiūri, matau, kad yra žiūrinčių, tai reiškia, matau, yra tų, kurie 5 minutės, šiaip galvoju, ne, visgi turėtų laivas tas būti, ne taip, kad jie prisižadėjo ir neišėjo šį kartą, bet tikrai jisai bus ir jie yra su mumis, tai ačiū Jums labai. Jeigu Jūs turite kažkokių pauponavimų, klausimų, kokios nors reakcijos ir visa kita, tai mielai mes tikrai laukiam jų ir laukiam jūsų atliepimų čate. Ir tas tai, dabar tavo įkvėpimas įvyko, aš pasakiau, ką norėjau pasakyti, grįžtam atgal, Brigita, ką dabar darom? Grįžtam. Judam prie mūsų antro klausimo. Tai kaip naudoti klausimus, ypač kai mokymų treneriai ir coachingo specialistai neduoda stebuklingų coachingo sąrašo, coachingo klausimų sąrašo, kaip naudoti. Čia turimgi mes su tavimgi jį turim, ten yra tas porą lapų, man atrodo, ketvirtuko, jeigu nedaugiau, ar 3 lapai, man atrodo, ketvirtuko, jų šiaip yra. Bet tai yra veikiau tokį greitą valtis, ant valtį tokį pleistriukas, užklijavimas pleistriuko ant tokio gero didelio Titaniko garlaivio. Žiūrėk, yra, jie, iš principo jie egzistuoja. Okay. Yra, bet mes aišku, kad su tuo sąrašo parodymu yra ir atitinkamai nemažai pokalbio apie atsakomybę susijusią su jų taikymu ir kontekstinimo, ypatingai į konkrečią situaciją. Tai žinai, jeigu tavo klausimas apie tai, kaip naudoti tos klausimus, tai aš realiai kartuosiu labai panašią šiandien litanę. Aš pirmas dalykas, ką ir sakiau, kur yra didžiausias feilas, arba didžiausias kažkoks, feilas, čia mes angliškai labai kalbam, nors Aida neprisijungus, bet anglicizmų nemažai. Aida, jeigu mus girdi, labas, greitai pasimatysim, tai yra aiškus ketinimas. Tai reiškia, klausimas turi kilti iš noro suprasti, o nenukreipti. Jeigu tik aš jaučiu, kad aš realiai noriu žmogų nukreipti, pataisyti, gali būti. Arba tiesiog galbūt nukreipti, tai tikriausiai gali būti, tai yra kitas vadovavimo būdas labiau tinka, ar ne? Tai yra direktyvus kažkoks ir pasakymas, ir tame yra viskas gerai. Mes kartuojame su tavim tą patį per visas mūsų laidas, kad yra labai nemažai situacijų vadovo gyvenime, kai coachingas yra pats, arba coachingo metodų įrankių taikymas yra pats blogiausias sprendimas. Tai tą turime aiškiai dar kartą pakartoti. Yra situacijų, kai nereikia klausimo, reikia direktyvaus pasakymo. Organizacinėme kontekste su tuo yra viskas gerai. Ar ne? Tai čia yra pirmas galbūt mano toks pasakymas apie tos klausimus, kaip juos naudoti. Antras dalykas, kurį dėrėtų suprasti, kad kiekvienas pokalbis, o aš taip sakau, kad komunikacija organizacija yra vadovavimo įrankis. Tai ir kiekvienas pokalbis turi struktūrą. Geras pokalbis turi pradžią, vidurį ir pabaigą. Tai iš pradžių, ką mes darom dažniausiai? Iš pradžių mes susitarėm dėl pokalbio tikslo, apie ką kalbam ir kodėl tai yra svarbu. Tada klausimai tampa kryptingi labiau, ar ne? Vidury mes gilinamės, ieškom kažkokių priežasčių, alternatyvų, galimų sprendimų, opcijų ir panašiai, o pabaigoje mes aiškiai vardiname, o kas pasikeičia. Koks yra sprendimas, koks yra veiksmas, koks yra suvokimas galbūt, ne? Ta pati, kad tu, realiai, žinai, čia ta pati, kurį galima įrėminti skirtingais modeliais, ir tu turi ten tą savo fainą labai įrankį padarytą, tai yra Grow modelį, ar ne? Tavo kaip autorinį. Įrankis ne mano, aš labiau esu pritaikiusi jį. Tavo taikymo pasiūlymas to įrankio, ar ne? Tai antras dalykas struktūra. Trečias dalykas iš to, ką sakiau, tai yra neklausimų kiekis, o kokybė. Vienas tikslus klausimas, kuris priverčia sustoti ir pagalvoti, turi didesnį poveikį negu kažkokie keli paviršiniai klausimai. Ir šitoje vietoje su tuo seka ten poroje su klausimo kokybė ir kiekiu, aišku, juda ta tyla, apie kurią mes kalbėjome ne viename mūsų pokalbėje ir tikrai dabar nesikartosiu. Tai yra pirmas dalykas, kad tai nėra kažkas tai blogo, kad kaip tik tyla yra labai gera vieta, kur vyksta apmąstymas.
Ir tada tas paskutinis dalykas yra susijęs su to, ką aš jau pasakiau, tai yra derinimas su kitais vadovavimo būdais arba vadovavimo stiliais. Klausimai tikrai nėra įrankis, kuris yra universalus. Nėra vienintelis įrankis. Kartais reikia išvalgą duoti, kartais reikia nurodyti kryptį, kartais priimti sprendimą ir apie jį tiesiog informuoti. Ir vadovas, kuris taiko coachingo kompetenciją, yra ir tas vadovas, kuris geba pasirinkti, kada klausti, o kada pasakyti. Tai vat, mano tas klausimų taikymas su tuo yra susijęs. Žiūrėk, jaučiu, kad per ilgai aš kalbėjau ir per tą laiką Eglė mums kaip tik ir klausimas spėjau parašyti per tą visą litaniją. Matau, kad klausimų tik tai dalį mums rodo, tai aš... ne dalį, visą, gerai. Ne, viskas gerai. Ja. Labas, Eglė, pirmiausiai džiugu, kad tu esi su mumis ir tai yra pirmas apčiuopiamas požymis, kad mūsų žmonės girdi ir mato, ne tik tai, kad aš pasitikrinau, kad mes tikrai LinkedIn esame transliacijų, kad mes esame Facebook'e transliacijų ir kad mes esame YouTube'e transliacijų. Ačiū tau ir tada skaitom, ką tu parašei. Man regis, coachingo metodą lengviausiai vadovui kolegai naudoti tuo met, kai kitas ateina pas tave su savo problema ir sako, nežinau, kaip man XY išspręsti. Gali padėti pagalvoti? Wow, geras. Fantastiškas pavyzdys ir beskaitant, žinai, man kilo ir kitas pavyzdys, kada toks, irgi dabar galvoju, iš mokymų atėjęs, kada komandos narys, žinai, ateina pasitikrinti. Ar ne? Kada mums reikia pastiprinti, pavyzdžiui, komandos nario pasitikėjimą savimi, tuo, ką jis daro. Jis ateina ir sako, o galiu šitą laišką siųsti klientui? Ir ką? Toks atrodo labai paprasta situacija. Ir mes, žinai, tokias situacijas pražiūrim. Jo, viskas gerai, gali siųsti. Ką daro kitą kartą kolega? Blemba, galvoju, reikia man čia to vadovo pritarimo, ne? Vėl ateinu kitą kartą. Ką daro vadovas? Realiai tikrina šitą kolegos darbą ir vis patvirtina, gali ar negali siųsti. O dar žiūrėk, jeigu negalima siųsti, reikia pataisyti, tai kitą kartą žmogus tikrai ateis. Ne? Ir taip vadovas, jeigu turi, pavyzdžiui, kokį 10 komandos narių, daro kažkokį kitą darbą, o ne savo darbą. Tai va tokioj situacijai lygiai taip pat, ar galiu siųsti? Ir jeigu mes užduodam klausimą, o kaip tau atrodo? Ar ne? Dėl ko šiuo metu abejoji šitoje vietoje? Ar ne? Kas tau, nežinau, tų klausimų čia gali būti labai daug, žinai, kas tau neramu, dėl ko abejoji? O kaip manai, kas blogiausia gali nutikti, jeigu išsiųsi tokį laišką? Ir panašiai. Lygiai taip pat galima labiau perėti tą tokį turinį, ar ne, kiek tavo laiškas, ten, jeigu tai yra, nežinau, pirminis laiškas, ką tu sieki to laiško, ką nori pasiekti siūsdama šitą laišką. Jeigu, žinai, tu sieki šito, perskaitęs dar kartelį laišką, ar tikrai jauti, kad gali pasiekti šitą. Jeigu tai yra atsakymas, klientui, vėlgi, ar toks laiškas ten klientui duos aiškumą, ar toks laiškas atsakys klientui į šitą. Tai kaip ir Eglės tas pavyzdys, taip ir šitas, tai yra labai tokios, iš vienos pusės atrodo, nenori minimizuoti, žinai, tų situacijų, nes jų tokių yra daug. Bet Eglė labai taikliai parašė, žiūrėk, Eglė labai taikliai parašė, žmogus ateina ir prašo, neprašo sprendimo, prašo, gali padėti pagalvoti. Žiauriai. Čia jau parodo, kad to žmogaus, kuris atėjo, branda yra didelė. Ar ne? Tai yra, ta prasme, tu supranti labai aiškiai vardinį, ko tau reikia, ar ne? Su kuo tu ateini. Faina labai įžvalga, Eglė. Tokiu atveju, čia aišku, kad tai yra lengviausiai naudoti tuomet. Pats pagrindinis dalykas, tai yra atskirti tas situacijas, apie ką Brigita kaip tik ir kalbėjo. Ir kągi, ir prie mūsų pokalbio prisijungė Vilma Banionienė. Vilma, ačiū, fainai, kad tu reaguoji ir esi su mumis. Eglė, jeigu mes dar kažko neatsakėm, neatlėpėm, būtinai mums parašyk. Ir Vilma užduoda klausimą. Ar gerai supratau, kad naujiems vadovams coachingas nėra tinkamas būdas jam padėti tobulėti? Ar tikrai? Ir šypsenėlė. Koks geras klausimas. Ar tikrai? Mira, ar tikrai? Ne. Atsakymas ne. Atsakymas ne. Va čia. Mes galim dabar pademonstruoti, žinai, klausimų tipai. Taip arba ne? Ne.
Ne, ir atsakymas, ne, žinai. Vilma, paklauskit mūsų dabar kito klausimo, kad mes plačiau jum atsakytumėm. Jo, nes Aišku, šitas klausimas, ar tikrai yra, nu, ta prasme, iš principo atsakymas arba taip, arba ne, arba nežinau, 3 opcijos realiai ir galima atsifutbolinti, negražiai tai pasakiau, ar ne, ir judėti toliau, ar ne? Buvo klausimas, o ką jūs apie tai manote? O, geras, bet mes manome tikrai, Vilma, panaudojame tavo, ar galbūt reikėtų kreiptis jūsų, bet jeigu žmogus kažkaip bendrauja, mes tujinam, ar ne? Esam sutarę, jeigu nesam sutarę ir jeigu jūs įžeidėm Eglę, Vilmą, atleiskit. Va, tai grįžtant atgal, mes labiau kalbam apie kontekstą. Ar ne? Tai reiškia, aš turiu suvokti, kokiam yra kontekste. Ne? Tai yra, kokiam kontekste pas mane ateina komandos narys ir ko jisai klausia. Ir coachingas yra arba coachingų grįstas pokalbis yra puikus įrankis. Ir dirbti su komandos nariais, kurie yra naujokai, arba vadovai, kurie yra naujokai. Pats pagrindinis dalykas tai yra, koks yra mano ketinimas. Jeigu man reikia perteikti organizacijos arba mano komandos standartą, arba mano suvokimą dėl kokybės, ir aš jį turiu, viduje jau žinau, o galbūt dokumentuose jis yra, tuomet aš nenaudoju klausimo, o kaip tu galvoji, kas čia yra svarbu, jeigu aš žinau ryškiai ir yra vienintelis atsakymas teisingas, nes jis yra sutartas, aptartas organizacijų, struktūruotai surašytas, ir aš pabandau pažaisti kaip ten vadina, koks čia ne teleloto, bet čia tas spėlionių kažkoks tai ten žaidimas, kur reikia atspėti teisingą variantą. Ne? Tai tuomet, aišku, tai yra labai netinkama. Ar ne? Tai yra, ir įrankis yra blogas. Tai mano visgi atsakymas į klausimą, ar naujam vadovams coachingas nėra tinkamas būdas padėti tobulėti, aš manau, kad coachingas yra tinkamas būdas vadovams, tame tarpe ir naujiems vadovams padėti tobulėti. Pats pagrindinis dalykas, į ką mes turėtume pasižiūrėti, pirmas dalykas yra į tą ketinimą. Su kokiu ketinimu, su kokio pobūdžio klausimu, ketinimas mano vidinis klausimas arba situacija matyt yra iš išorės, ateina pas mane tas komandos narys ir kaip tai tinkamai susidėlioti. Kai kur reikia direktyvių, taisyklių, nuostatų, standarto, susitarimo atspindėjimo, kai kur tai yra susiję su žmogaus augimu, aš puikiai galiu naudoti naujiems vadovams coachingo kompetenciją ir ją grįstus klausimus ir struktūrą pokalbio. Brigita, o tu dabar manęs tai paklausai, aš greitai kažką greitakalbį savo pasakiau, o ką tu atsakytum? Aš, žinai, dar man tai toks noras tikslintis patį klausimą, nes, žinai, taip kaip skaitom klausimą, ar naujiems vadovams coachingas, žinai, tai vat ir mes kalbam ar apie coachingą, kur žmogus ateina į coachingo sesijas dirbti su coachingo specialistu, ne? Tai be jokios abejonės, tinkamas absoliučiai visiems. Arba taip, kaip, žinai, ir tavo daugiau atsakymas buvo iš tos pusės, kad, nu, sakykime, mes esam organizacijoje, mes priimam ar ten paaukštinam iš specialisto į ten, nežinau, į vadovą, į grupės vadovą, lydą žmogų ir tada aš kaip vadovas naudoju coachingo įgūdžius, kompetenciją tam, kad žmogui padėti užaugti. Bet, va, štai Vilma, ačiū Jums, kad pasidalinote ir mes čia nebespėliojam. O dabar aš labai blogai jaučiuosi, Brigita, nes aš Vilmai sakiau tu, o tu dabar pasakei jūs ir aš tada jaučiuosi, kad aš labai, bet čia aišku apie mane, ar ne, tai jaučiu, kad galbūt aš čia kažkaip peržengiau kažkokias ribas. Okei. Ir dar tas būdas, aš dabar, kai tu kalbėjai, ar ne, tai ir vėlgi, kur čia tai yra tas, bet čia ne coachingo grįstas pokalbis, ar ne, tai bet judant šiek tiek toliau irgi galvoju, o jeigu yra klausimas, dar galima tą kitą aspektą jame paieškoti, ar coachingo specialistas, ar darbas su coachingo specialistu yra geriausias būdas tam naujam vadovui augti, ar ne, tai čia tu atsakei tą klausimą, ne, taip, kad tikrai taip. Nu, vėlgi, žinai, kai aš labai, vat, ir tu, ir mes labai vengiam to absoliutinimo. Ar coachingas yra ten, žinai, geriausias būdas? Mes turim daugybę skirtingų augimo būdų ir priemonių ir jeigu mes priemonę naudojam ne pagal paskirtį, jinai gali būti labai kokybiška ir labai gera ir jinai nesuteiks mums to rezultato. Tai kai sakom, ar geriausias, aš nežinau, nes aš nežinau konteksto. Galbūt vienu atveju tai iš tikrųjų yra geriausias būdas, o kito atveju, vat, kaip ir šnekėjom, ar ne, kaip ir vadovavimo įrankis. Taip, tai yra pagalba vadovui. Ar tai yra geriausias būdas? Tikrai ne visada.
Tai va čia irgi toks, mes turim įsivertinti savo kontekstą, koks yra žmogus, kokia yra jo patirtis, su kokiais klausimais jisai ateina, žinai, kokio potencialo jaučia, kad jis neišnaudoja, kur jis jaučia, kad užstringa. Tai, žinai, man atrodo, kad taip, jeigu man, žinai, aš būčiau turėjus vadovavimo pradžioje galimybę dirbti su coachingo specialistu ir išspręsti savo visas abejonės, neapsisprendimą, kada man buvo sunku priimti sprendimus, fantastiška. Bet ar man tuo metu reikėjo mokymų, kuriuose aš išgirdau, kaip efektyviai teikti grįžtamą į ryšį, kaip efektyviai deleguoti, be jokios abejonės. Ir žinai, ar viena ir kita priemonė atskirai, ta prasme, veikia, bet jų reikia abiejų. Ar ne? Tam, kad mes profesiškai, asmeniškai augtumėm, mums reikia skirtingų priemonių ir jų taikymo galbūt netgi ar tuo pačiu, ar skirtingų laikų. Tai turbūt taip. Nice. Judam tada. Ačiū labai už fainą klausimą ir už galimybę ir atskleisti tai, kaip mes galvojam, kad taip yra, ne? Arba kaip mums atrodo, kad tai yra geriausias būdas. Judam toliau, o kur toliau mes judam, Brigita? Mes turim dar vieną klausimą, tai nuo ko pradėti praktikoje? Geras klausimas, kaip man patinka šitie klausimai. Viskas, kas susiję nuo ko pradėti praktikoje, viskas, kas su šituo susiję, mesgi viską ir sudėjom konkrečiai į mūsų coachingo organizacijų mokymus, į tą programą, kuri už vakare mes gavom laišką, vakar tik perskaitėm, kurį vakar sužinojom, kad jinai yra patvirtinta Tarptautinės coachingo federacijos ir tai nėra vienos dienos, tai yra kelių dienų, jeigu kalbėt apie ištisinę trukmę, bet ten, aišku, šiek tiek padalinimų yra mokymai ir jeigu jūs apie tą konkrečiai, ką daryti, tai tikrai, jeigu kyla toks klausimas, tai tikrai šitie mokymai yra jums. Brūkštelkit, nuskanuokit QR kodą ir mes jums tikrai atrašysim, ką ten rugsėjai ir kaip ten viskas prasidės. Aš turiu frameworką, realiai, coachingo to panaudojimo, ar ne, arba nuo ko pradėti, ir jisai susideda iš penkių žingsnių. Tai yra pirmas dalykas, tai yra, apie ką šiandien ir kalbėjau realiai. Tai yra pirmas dalykas yra ketinimas, antras dalykas yra kontekstas, trečias dalykas yra klausimas, ketvirtas dalykas yra erdvė ir penktas dalykas yra aiškumas. Ne? Tai vėlgi, kalbu ne apie kažkokį modelį coachingo, o apie konkrečiai taikymą organizacinėme kontekste, ką taiko vadovai. Ar ne? Tai pirmas dalykas, aišku, apie ketinimą, tai pats svarbiausias klausimas, kurį reikėtų prieš užduodant kitam žmogui užduoti savo pačiam. Ko aš dabar siekiu šiame pokalbė? Jeigu siekiu suprasti, reikia klausti. Jeigu siekiu nukreipti, reikia pasakyti. Ar net? Ir šita vieta dažniausiai ir nulėmė, ar tai bus coachingų grįstas pokalbis, ar tardymas su klausimais. Nuoširdus atsakymas į šitą pirmą dalyką. Antras dalykas, tai yra tas kontekstas, tai yra aiškiai įvardinti, apie ką kalbat ir kodėl. Aiškiai įvardinti pačiam, įvardinti kartu ir taip toliau. Be konteksto klausimai skamba kaip iš lempos. Jie yra atsitiktiniai ir tiesiog kelia įtampą. Tai mes turime suprasti, apie ką mes čia dabar kalbam. Ir tik tai įvardinus aiškiai, tada su to kontekstu, jie tampa prasmingi ir jie tampa kryptingi. Pavyzdžiui, tai yra paprastas labai sakinys prieš pačius klausimus. Noriu, kad mes kartu pasižiūrėtume į šitą situaciją ir suprastume, kaip judėti toliau. Ar tau tinka, ar ne? Arba tau tinka, tai yra atsakymas taip, nežinau. Dar tas geresnis klausimas, o ką tu manai apie tai? Ne? Tai jau tada daugiau erdvės atsidaro. Trečias dalykas, tai yra pats tas klausimas, tai yra mažiau yra daugiau. Ir tas paprastas klausimas, nuo kurio galbūt reikėtų pradėti, ten atveriantis, sukuriantis tokią erdvę aiškumui, o kaip tu matai šitą situaciją, o kas čia svarbiausia, o ką tu siūlai daryti, ar ne, iš to mūsų sąrašo su tavim, ar ne, kur mes sakom, kad yra tokia nota bene, yra didelė disclaimeris, arba ten įspėjimas, aktung, kaip juos galima, kaip juos tikrai nenaudoti, ar ne, tai bet kuriuo atveju tai atviras klausimas, idėja yra apie atvirą klausimą, kuris turi atverti mąstymą, o ne patikrinti ar patvirtinti. Tas yra labai svarbu. Ketvirtas to frameworko, ketvirtoji dalis, tai aišku, kad tai yra apie erdvę. Tai yra užduoti klausimą, ir aš taip grubiai sakau, dažniausiai, gražiau sako, ir užsičiaupti. Tai yra po klausimą turi sekti tyla, nes tada ir vyksta pats realiausias darbas šitame pokalbėje.
vadovai dažniausiai, žinom, su tavim apie tai dažnai kalbam, kad vadovai dažniausiai skuba užpildyti tylą klausimų, papildomų patikslinimų klausimų, arba savo kažkokio mintimi, arba kažkokio ten atliepimų, arba ten dar kažkokia reakcija, ar ne, kažkas tai. Ir jie tada perima tą mąstymą ir atsakomybę už tą mąstymo rezultatus, perima atgal savo. Biškį daviau tau, nespėjai pasinaudoti, tai aš gražinu savo. O erdvė būtent erdvė, ne pats klausimas, tik, ar ne, bet kartu ir erdvė paverčia klausimą vertingu. Jeigu yra klausimas be erdvės, nėra jokios naudos. Jeigu tu nežinai atsakymo, tai aš žinau atsakymą, aš tau sakau, daryk tą, eik tenai, vat, iki penktadienio, tai aš tau planą sudėliosiu, atsiųsiu elektroniniu paštu, varyk dirbti, ar ne? Tai viskas. Idealiausiai sugalvotas, sustrateguotas, išmastytas klausimas absoliučiai yra beverčių. Ir tada penktas dalykas, tai yra toks siekimas tame frameworke, ar pokalbio pabaigoj, arba judant į pokalbio pabaigą, ar atsiranda aiškumas. Ar aš savo pats, arba mes kartu galime atsakyti tokius klausimus, ką mes supratom, ar yra kažkas, ką supratom, ar galime atsakyti klausimą, jeigu kalbam apie organizacinį kontekstą, ką darom toliau, arba ką kiekvienas iš mūsų, mes bendrai, kiekvienas atskirai, ar ne, ar kas už ką atsako. Ir be šito žingsnio organizacinėme kontekste dažniausiai, tas visas geras pokalbis ir lieka tik tai, faina, tokia gera diskusija. Tai vat, aš savo bent jau taip esu išdėliojęs tos 5 žingsnius: ketinimas, kontekstas, klausimas, erdvė, aiškumas. Taip klausau, gal kaip faina, aš būčiau norėjus turėti kažkada senai savo praeityje, šitas žinias, šitą suvokimą ir galimybę tą pasipraktikuoti. Ko galbūt, taip, papildant, ko man, taip, tarsi gal nebuvo akcento, bet tikiu, kad tu apie tai žinai, tai apie, ir kalbi, ir per mokymus apie tai kalbam, tai va tą gebėjimą klausytis. Apie tą nepatogumą, apie tą erdvę. Nes, erdvę mes, tu sakei, kad sukuriam, bet, aš vis tiek sakau, kad klausimo lygiai yra skirtingi. Ir dažnai, kada mes kalbam apie vadovo kontekstą, kada nuolat aš užimtas darbais, čia strategijos, čia žmonės, o žiūrėk, dar asmeninis kontekstas, o ten dar į priekį kažkas, o va čia šiandien kažkokios sistemos neveikia. Kada yra labai daug to vidinio triukšmo galvoj, mums yra labai sunku klausyti, aš uždaviau klausimą, bet toliau verdu savo galvoje, ne? Ir labai sunku išgirsti, ką ten tas žmogus pasako, ir dėl to tas kitas mano klausimas vėl tarsi yra iš sąrašo, nes aš negirdėjau, apie ką žmogus kalbėjo. Tai vienas. Kitas būna, kad iš to didžiulio žinojimo, mes labai norim pataisyti, ne? Tarsi klausom žmogaus, bet jo neklausom, nes laukiam pauzės. Mes labiau laukiam, kol jis užsičiaups, ir tada jau aš iššoksiu, ir tada jau aš pasisakysiu. Ir tam, kad mūsų pokalbis būtų dialogu, tam, kad mes galėtumėm iš to pirminio klausimo užduoti papildomus klausimus, mums reikės praktikuoti aktyvų klausimą. Kada iš tikrųjų girdžiu, ką žmogus sako. O jeigu dar pridėtumėm ir dar kitą lygį, tai tą, ką mes darom kaip profesionalai, specialistai, coachingė, reikia pridėti dar empatišką klausimą, kada mes girdim ne tik turinį, bet ir matom žmogų. Matom, kuris nusisuko, kuris, nuleido akis, nuleido balsą, ko galbūt nenorėjo pasakyti, kur galbūt jam nesmagu pasisakyti. Kada mes turėsim daugiau to empatiško klausimo, daugiau to žmogaus stebėsenos, ilgainiui mes matysim, kad, kur žmogus galbūt nutylėjo, pamelavo, kur sako, kad nežino, bet matom, kad žino, toks, atsiveria, dar kitas, kitas lygis, kitas sluoksnis norisi sakyti. Tai apie tai. Aš tik tai, žiūriu dabar į laikrodį, mes, kadangi tas pirmas 5 minutės nuo savęs, kaip sakant... Jo. Mes bent jau pabaigėm laiku, ar ne? Bent jau pabaigėm laiku, kad nepradėjom laiku, įsipareigojimų reikia laikytis, kaip bebūtų. Tai va tokia mintis, pridedant prie taviškės, nežinau, kaip tau, su kuo tu dabar, taip, jeigu jau
apibendrinant, vis tiek dar skirkim kelias tas minutės apibendrinimui, nepabėkim iš to pokalbio, taip, nežinau, gal ir tas, kas stebi, žiūri, dar gali mums atliepti vieną kitą žinutę, ko dar, žinai, kas dar galėtų būti vienas kitas akcentas tame, ką mes kalbėjom šiandien. Žinai, man atrodo, kad daug kalbėjom, nebent klausimas kažkoks yra, žinai, aš va, taip galvoju dabar, kaip aš dabar jaučiuosi. Tai toks jausmas, kuris dabar yra su manim, tai yra toks dėkingumo jausmas. Pirmiausia, aš labai dėkingas esu, aišku, tau, fainai, šiandien tą pokalbį mūsų pravedai. Čia, kurie mūsų daugiau žino, tai ir žiūrėjo ne pirmą mūsų pokalbį ir ne pirmi metai jie vyksta, gal šiek tiek skirtingais formatais. Tai aš visą laiką stengiausi čia būti ten su tom alkūnėm išsistumdyti, tos erdvės, ten sumoderuoti visą kitą. O šiandien nusprendžiau pasileisti plaukus ir kadangi neturiu jų, tai Brigita jos pasileido ir jinai šiandien tą pokalbį puikiai sumoderavo. Tai tau, aišku, ačiū labai ir fainai labai, tikrai labai fainai patiko, kad Eglė ir Vilma kartu prisijungė mūsų pokalbį su labai fainais klausimais ir vat Eglė netgi ir parašė ačiū, buvo įdomu pasikartoti, nupūsti dulkes nuo coachingo esmės. Ačiū labai, Eglė, kad tu buvai su mumis, išbuvai iki pokalbio pabaigos, išlaukai pokalbio pradžios ir labai fainai diskutavai su mumis. Vilma, ačiū tau taip pat. Va, tai va tas toks dėkingumas veikiau negu noras dabar dar įterpti kažką, tai kažkokią papildomą mintį. O kaip tu? O man norisi, žinok, įterpti papildomą mintį. Žinai, kad coachingas arba vadovavimas naudojant coachingo įgūdžius iš esmės prasideda nuo apsisprendimo. Kad, žinai, apsisprendimo, va, kaip ir tu kalbėjai, žinai, apie tą pasaulėžiūrą, apie tą suvokimą. Tai nėra tiesiog, žinai, dar viena schemutė, kurią nuėjau mokymus, išmokau ir taikau, o tai vis tiek yra susiję su ta, žinai, vidiniu tuo apsisprendimu, dirbti su žmonėm taip, kad jie turėtų daugiau sąmoningumo, su vidiniu apsisprendimu, kad noriu padėti jiem užaugti. Tai galbūt taip. Neišsiplečiant, bet uždedant akcentą, kad tai vis tik apie apsisprendimą. Ir žinai, tą, kad tu pasakei dabar, vat, tie žodžiai apie apsisprendimą, man iškart tokie kyla 3 dalykai. Tai pirmas dalykas tai yra savystaba, ar ne? Tai yra paprastas klausimas savo, nuolatinė savystaba, ko aš siekiu, ko aš noriu, ką aš darau, o kam čia užduodu klausimą, ar šitas klausimas iš viso sukuria vertės, arba sukurtų vertės pokalbėje, o gal tai yra tiesiog mano kažkoks žingeidumas, arba noro pademonstruoti savo erudiciją, arba savo išprusimą, arba situacijos išmanimą. Antras toks elementas, kuris kyla, tai yra apie tą sąmoningą lėtinimą, nes coachingo kompetencija, grįsti pokalbį, jie yra apie lėtinimą. Organizacinėme kontekste tiek daug yra skubos, tiek daug yra neatidėliotinų dalykų, kad ir tada, kai tam traukiny, tam greitam varai ir ten viskas susilieja, ne? Tai tam būtina yra sulėtinti ir tą praktikuoti. Ir šitas coachingų grįstas pokalbis yra puikiai galimybė. Ne? Tai ir vėlgi, ir tai yra vėl apie tai, jeigu praktika, tai vietoj to, kad užduoti kelis klausimus iš eilės, uždavė klausimą, gailėsi po to, kad gal koks jisai buvo netobulas, visą kitą, gal čia reikia, čia nesuprato manęs, ar čia reikėtų patikslinti. Ne, jau sukurk erdvės po to vieno klausimo, sulėtink, sulauk reakcijos ir tada galbūt, jeigu reikėtų, jeigu kažką vis dar manysi savyje, kad kažko dar trūksta, galėsi į tą atsakymą kažkaip sureaguoti visuomet, ar ne? Ir dar vienas dalykas, tai yra apie refleksiją, ar ne? Irgi apie tą, ką aš kalbu, ką mes nuolat su tim kalbam apie tai, kad sėkmingas šiuolaikinis vadovas yra, man bent jau asmeniškai tikrai yra sunkiai įsivaizduojamas be refleksijos. Tai yra kaip augimo įrankio. Ir tai yra po to pokalbio reikia tas kelias minutės savo palikti ir ar tai būtų one-on-one'as, ar tai būtų kažkoks kitas pokalbis, ar ne, ir pagalvoti, okei, ar tapo aiškiau, ar pokalbis vedė į sprendimą,
ar atsirado daugiau atsakomybės toje kitoje pusėje, kur aš ten svajoju, kad tas daugiau atsakomybės atsirado. Jeigu ne, jeigu atsakymas ar dvėjoju dėl kažko, aha, tai o kaip kitą kartą aš galėčiau būti dar geresnių pagalbininkų, kad to atsirastų, ko iš principo organizacinėme kontekste aš ir tikiuosi iš savo komandos narių, ar ne? Tai vat, ačiū tau už tą tokį užbaigimą ir aš sakiau, kad tikrai nieko nenoriu dadėti ir tu pasakėjai ir iš karto atsirado man noras. Ir va, prašau. Irgi pridėti kažką. Tai va. Ačiū tau. Tai ačiū tau. Ačiū tie, kurie buvo gyvai. Ačiū tie, kurie pažiūrėjo įrašą. Pasimatysim. Norisi sakyti, kaip įprasta. Kitą mėnesį. Ir labai trumpas priminimas tiem, kurie smalsauja apie mokymus organizacijom. Mira parodys dar kartelį QR kodą. O, supratau, bus padaryta. Registruokitės, laukiam jūsų žinučių ir tikrai rasim bendrų sprendimų. Sakom ačiū ir